ir nuostabioji 3 metų krizė, lydima visų ožių, nesutikimų kritimo ant žemės. Tai kam to reikia ir koks yra svarbiausias vaiko uždavinys? Svarbiausias vaiko uždavinys yra pradėti atsiskirti nuo mamos ir formuoti savo atskirą asmenybę, atskirą identitetą, atskirą aš. Kai vaikas pasauliu sako ne, save jis išgyvena kaip atskirą žmogų. Kas įsirašo į asmenybę? Tai yra tokios sveikos, autentiškos, savarankiškos asmenybės formavimosi pradžia, asmenybės, kuri žino, ko jinai nori ir ko jinai tikrai nenori, geba atskirti, kas yra jos ir kas yra ne jos. Tai vaikui labai svarbu gebėti šitą išgyventi laikotarpį ir jam labai svarbu turėti tėvus, kurie atlaiko jo neigiamas emocijas ir patys neiškrenta į nuosėdas. Nes kitu atveju, jeigu vaikas girdi, kad mamytį dabar skauda širdį, tai reiškia, turi jo emocijų netlaikančius tėvus, jisai stabdo savo nesakymą, stabdo savo asmenybės, to tokio identiteto formavimąsi. Šalia to vaikui reikia dar labai adekvačių, aiškių ribų ir taisyklių, nes šitoj visoj situacijoje tai jam padeda kurti emocinį saugumą, jam reikia labai aiškumo ir struktūros, kelių pasirinkimų iš kelių alternatyvų ir tokių pasitikinčių, tvirtų, emociškai tėvų, kurie gebėtų labai gražiai ir aiškiai ir struktūruotai vaikui vadovauti. Norim sužinoti daugiau, parašykit komentaruose domina, aš jums asmeniškai atsiųsiu tada daugiau informacijos apie šitą amžiaus tarpsnį.